Sveiki! Šiandien pakalbėsime apie tai, kas gali nutikti, jeigu vaikas čiulpia pirštą, jeigu griežia dantimis, kodėl kvėpuoja per burną ir dar daug kitų temų. Ir šiandieną turiu pašnekovę, tai savo gydytoją, ne tik savo, bet ir savo šeimos gydytoją odontologę Ievą Talatilienę. Labas, Ieva. Labas. Ir prieš pradedant pokalbį, aš dar noriu pasakyti logopedams, kad labai rekomenduoju turėti kažkokį tai gydytoją savo po ranka, kur jūs galėtumėte pasitarti ir pasikonsultuoti, tai gydytoją odontologą arba gydytoją ortodontą, nes iš tikrųjų paskutiniu metu pakankamai yra padaugėję vaikų su netaisyklingo sąkandžio problemom, su aukštu gomuriu, su siauru žandikauliu, su priaugusiais pasaitėliais. Ir tada, kai turite kažkokį tai savo gydytoją, galite tiek patys pasitarti, tiek nusiųsti vaiką konsultacijai. Ieva, tu turi privačią praktiką ir kiek aš žinau, tuo pačiu dar skaitai ir paskaitas, bent jau skaitei paskaitas, esi skaičiusi ir mums logopedams Palangoje. Ir aš girdėjau, kad tu skaitei ir besilaukiančioms mamoms. Tai man tokia labai neįprasta auditorija. Ką tu ten joms pasakoji? Tai yra tikrai labai tikslinė auditorija, todėl kad turbūt mažiausiai informacijos mes ir turime apie tos pačius mažiausius pacientus, besilaukiančias mamas, kaip ir visą laiką nėštumas ir kūdikystė yra apipinta mitais, ko ten negalima daryti, kas yra žalinga, kas yra sveika. Visi bijo kalbėti apie maitinimą krūtimi ir jo poveikį vaiko raidai, vaiko dantų vystymuisi, kalbos vystymuisi. Ir čia aš per tas paskaitas daugiausiai ir kalbėdavau apie tokius dalykus, kokių, daug kur tikrai literatūroje, internete ar kažkokiose tai grupelėse niekur nerasi. Tai tas paskaitas vesdavau aš iš tikrųjų labai ilgai, manau, su Šeimos gerovės centru draugavau gal porą metų, bet tada ištiko koronaviruso pandemija, perėjo visi seminarai į Zoom platformą. Ir kažkaip tai dingo ryšys, ir nustojame tai daryti. Apie ką pasakodavau, tai pirmiausia būdavo visą laiką akcentuojami dalykai, kokia priežiūra reikalinga besilaukiančiams mamoms, nes niekas labiau už nėščiąsias nebijo daktaro. Nes tai aš visą laiką ir sakau, jeigu nėščia moteris įsilaužo koją, tai niekas nelauks, kol jį pagimdys tam, kad padarytų rentgeno nuotrauką, tam, kad jeigu reikia netgi operaciją atliktų ar uždėtų gipsą. Viską daro iš karto. Tai lygiai tas pats su burnos priežiūra. Jeigu ištiko kažkokia tai bėda, tai ir turi jos viską daryti tuo metu, kai reikia. Aišku, yra tam tikri terminai, kai planiniai gydymai turėtų būti atidedami, neturėtų būti planuojami kažkokie tai estetiniai darbai. Bet sveikatos poreikiams tikrai gydymas turėtų būti vykdomas, nuskausminimas yra būtinas, rentgeno nuotraukos, diagnostika lygiai taip pat. O apie vaikus tai daugiausia pasakodavau apie raidą, todėl kad ankstyvoji kūdikių raida yra labai svarbi. Ir tenais aš pasakodavau apie visų pirma valgymą vaikų, todėl kad niekas neužaugo nevalgęs ir negėręs. Tai apie kieto maisto naudojimą, apie maitinimą krūtimi, apie įvairias burnos ligas, kurios seka kūdikystėje. Ir vėlgi, taip pat lygiai kaip ir nėščiosios bijo daktaro, tai taip pat irgi yra bijoma kažką daryti su tais labai labai mažais, nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių vaikučiais. Toliau, dantų dygimo problemos, kas turi vaikų, mamos visas žino, kokių bemiegių naktų ir bėdų tenai būna, kokia yra priežiūra tiem ką tik išdygusiam dantukam, kaip pasirinkti priemonės, kaip reikia juos valyti ir panašiai. Tai tokios būdavo mano paskaitos. Gerai, aš tada taip išplauksiu. Pradėkim tada nuo pačių mažiausių. Internete yra visai prirašyta, bet kokios yra ribos pirmo dantuko, kada jisai norma išsikala? Anksčiausiai
Ir kada vėliausiai, nes aš ne per seniausiai turėjau konsultaciją, konsultavau mamą ir jinai išsakė tokį nerimą, kad vaikui yra 14 mėnesių ir jis dar neturi nei vieno dantuko ir sako, o ar tai neatsilieps vėliau kramtymo judesiams ir veido skeletui? Tai ribos iš tikrųjų yra labai plačios. Gali vaikas ir gimti su dantimi. Bet jie neiškrenta? Visko būna. Tai dantų kiekis, skaičius ir dygimo laikas, tai yra, kaip sakykime, kaip galaktika. Ribų labai didelių neturi. Bet šiaip toks normalus, knyginis, tas vadinamas mokslo raidės laikas, tai yra nuo 3 mėnesių iki metų ir 2 mėnesių. Vat kaip jūs sakot, 14 mėnesių. Dažnai tikrai labai būna, kad metų laiko vaikas jau valgo kotletą, bet danties dar neturi nei vieno. Tačiau jeigu metų ir kelių mėnesių vaikas dar neturi dantų, tai reikėtų pasirūpinti, gal atlikti, čia daugiau šeimos gydytojai šitoj vietoj patartų atlikti kažkokius tai hormonų tyrimus, gal yra augimas sutrikęs, gal kažkokių medžiagų pasisavinimas. Gali būti, kad tas vaikas, pavyzdžiui, labai mažai valgo. Gal, tarkim, žindymo arba maitinimo metu jis labai mažai dirba žandikauliais ir ta raida šiek tiek sutrikusi. Bet čia tokie jau išvedžiojimai. Iš tikrųjų reikia tada jau žiūrėti pagal situaciją ir aiškintis priežastis. Yra tokių ligų, kur vaikai neturi nei pieninių, nei nuolatinių dantų užuomazgų. Bet aš susidūrusi su klausimais apie šitą situaciją visą laiką turiu atsakymą, kad dantų nei pasiesi, nei nupjausi. Kokie yra, kokie užsimezgė, tokie ir išdygs. Nes tėvai klausia, ką daryti, jeigu ten nėra nuolatinio danties užuomazgos. Nieko. Reikia laukti, eiti pas skirtingų disciplinų specialistus, todėl kad ten gali prireikti ne vieno gydytojo pagalbos ir atėjus tinkamam laikui tą problemą spręsti. Kitas dalykas, dantis tai nėra gyvybiškai svarbus organas. Todėl, kad žmogus be dantų gali ir valgyti, ir kalbėti, ir šypsoti. Sutikit su to, tai nebus patogu, bet tai nėra pagrindinis dalykas iš tikrųjų. Tai va, taip ir sakau visada, bet ribos yra labai plačios. Aišku. Čia kaip ir mes, kad sakom, kalbos startui. Irgi tos ribos, arba dar mėgstu sakyti žirklės išsižergusios, jos gali būti labai labai plačios. Taip. Gerai, ką odontologijos mokslas kalba apie čiulptukus? Čia vėl, vieniem sako galima, kiti raminamoji priemonė. Logopedai turi savo poziciją, bet man įdomu, ką odontologijos mokslas daug labai apie čiulptukus nekalba. Bet praktika tai tokia, kad iki 2 gimtadienio čiulptukas turi būti mestas. Skandinavijos šalyse, manau, daugiau dėl patogumo tėvų darbo laiko ten ir darželių lankymo, jie labai pro pirštus žiūri į šitą dalyką ir 4 metų vaikui tik tai pasiūlo čiulptuką nunešti ant čiulptukų medžio parke. Nemanau, kad tai yra taisyklinga praktika, todėl kad tikrai gomurio augimo sutrikimų atsiranda, todėl kad tai jau tampa žalingų įpročių. Aš visą laiką ir pacientam sakau, kad čiulptukas tai turi būti vaiko nusiraminimo priemonė. Taip pat kaip mamos krūtis žindant, taip pat kaip kažkoks žaisliukas, kuris jam leidžia ramiau jaustis, pavyzdžiui, ugdymo įstaigoje, bet tai neturi tapti priklausomybę kaip rūkymas suaugusiems. Nes kai vaikas tampa čiulptuko narkomanu, tai jau jis nebeatlieka savo tikrosios funkcijos. Kitas dalykas, kuo vaikas mažesnis, to lengviau yra atsikratyti to čiulptuko. Pavyzdžiui, kada anksčiausiai vertėtų atvesti pasirodyti? Išsikaliau keli dantukai, verta pasirodyti odontologui? Ten viskas gerai, gomurys, lankas, dantenų. Pagal pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijas, pirmas vizitas pas odontologą turėtų būti išsikalus pirmam dančiui. Tačiau yra tokių būklių, kai pas mus pacientai atvyksta ir anksčiau. Tai yra, pavyzdžiui, gleivinės ligos, stomatitas, pienligė, kitas pasaitėliai.
Tai su pasaitėliais yra, nežinau kodėl, bet gimdymo namuose gimus vaikeliui jie nėra labai apžiūrimi, nors ten mamas moko ir žindyti. Ir dažnai tie pacientai ateina pas mus. Tai būna leliukai, kuriem yra savaitė, 2, mamos sako, aš negaliu to vaiko žindyti, jisai prašosi prie krūties kas 5 minutės, bėga pienas per šonus, krūtinė skauda, nėra taisyklingų žindymo padėčių. Na ir pasižiūri tą burnytę ir liežuvukas prisegtas su plėvele. Tai tokiu atveju vėlgi yra tokia iš pacientų lūkestis ir viltis, kad pašalinus tą pasaitėlį jau čia viskas gerai. Tai vėlgi čia yra neteisinga nuomonė, todėl kad tas pasaitėlis yra šalinamas tik tai vieninteliai priežasčiai tam, kad tas vaikas galėtų normaliai valgyti ir kad mama galėtų normaliai vaiką žindyti. Visa kita paskui jau kaip dievulis duos. Kiek jisai su to liežuviu dirbs, kiek jisai bus kalbinamas, kiek jam bus skaitoma knygų, taip jisai ir išmoks tą liežuvį naudoti. Bet yra dar vienas, bet jeigu vaikelis gimė su trumpesniu liežuvio pasaitėliu, tikėtina, kad apie 3-4 metus teks vėlgi chirurgiškai įsikišti, nes dažniausiai pašalinama tik tai labai plona, maža liežuvio pasaitėlio dalis ir tenka jį patrumpinti stipriau. Tai bet aš žinau. Na gerai, pavyzdžiui, dabar atvedus vaiką kokių 3 metukų, tu gali nustatyti, kad tas čiulptukas galėjo būti naudojamas per ilgai. Matosi, kokius gali 2-3 požymius pasakyti, iš ko tu matai? Net taip, jeigu mama, sakykime, slepia, kad nebeturim čiulptuko. Dažniausiai būna visų pirma, tie vaikai yra labai jautrus. Nes pirmas mano susitikimas su vaiku tai nėra jo išžiedinimas ir pasižiūrėjimas į burną. Tai pirmiausia yra aš jį prie durų sutinku ir aš iš akių matau. Jeigu jisai 3 metų vaikas, jisai smalsus, jisai turi eiti kiaurai per kabinetą, viską griebti už stalčių, žiūrėti, kas čia žiba, gal kažkokia lemputė, mygtukas ar kažkas. O tokie vaikai dažniausiai būna įsikibę mamai į koją, užsislėpę jai už nugaros ir ten vos tik tai nosytį iškišę žiūri. Antras, jau apžiūros metu aš matau, kad vaiko gomurys yra siauras, su labai aukštu skliautu. Tai čia jūs jau ir iš savo pozicijos žinot, kad tokiu atveju liežuvis neturi taisyklingos padėties, sakantis akivaizdžiai būna ydingas, lygiai taip pat jisai panašiai atrodo, jeigu vaikas turi žalingą įprotį čiulpti pirštą ir dėmesio. Tėvai dažnai sako, kad nečiulpia vaikas pirštą, bet būna, pavyzdžiui, jie naktį, kad ir pižamos kraštą kažkokį, tai tą mielą žaisliuką mygduką, sagą kokią nors. Ir tai vyksta, taip, ir tai vyksta nuolat. Ten taip įtraukia jie tos visus žaisliukus savo į burną, tai lygiai taip pat veikia tiek kiek čiulptukas, kaip pirštas ir panašiai. Tai toksai ir jiems sukandus tiem vaikam, apatinis žandikaulis savo gyvenimą gyvena, viršutinis savo gyvenimą gyvena. Bet negalima iš karto ir sakyti, kad būtinai tai yra kažkokie mechaniniai dirgikliai, nes pasižiūrėjus į mamą į tėtį kartais būna ir paveldimas, toksai sukandimas. Bet dar būna tokie vaikai, kur patys savo liežuvį čiulpia. Taip. Ir šiaip iš tikrųjų tie visi žalingi įpročiai burnoje yra labai dažni ir netgi labiau pasireiškia berniukams negu mergaitėms. Todėl, kad tie visi čiulpimo refleksai liežuvio, lūpų kramtymą ir taip toliau, kadangi berniukai dažniausiai būna prieraišesni prie mamos, jam tas geras jausmas prisiglausti prie mamos, ar tas vaikas buvo žindytas, ar buvo nežindytas, jiems jisai siejasi su gerom emocijom, nes net ir su buteliuku maitindama vaiką mama prisiglaudžia, jinai su juo pabūna ir jam tai berniukai pas mumis visą laiką būna. Tokie. Ir tai tikrai yra sunkiai išvaromi labai įpročiai, bet aišku, proto ribose su jais kovoti yra būtina. Nes bet koks aparatas, kuris yra nuolat burnoje, veikia geriausiai. Šiuo atveju tas geras veikimas yra iš tikrųjų blogas. Tai jeigu taip apibendrinti, ką reikia mamai daryti, kad taip neatsitiktų?
Nes yra visokių nuomonių. Aš, pavyzdžiui, esu skaičius, kad jeigu nedažindai arba ten nepatenkinamas tas čiulpimo refleksas, ar ne, ir jau, sakykime, metu, kol vaikas turėtų gerti šiaip jau ir iš puodelio dienos metu, ir kai trūksta, yra nepatenkintas tas poreikis, jis dėl to pradeda tenais čiulpti nykštį, čiulpti kaldrą. Kita pozicija yra, kad tai yra daugiau psichologinės problemos, kad vaikas jaučiasi nesaugus, jisai ten anksti gal į darželį buvo išvestas ar pasauklė, ryšys nutrauktas staigiai. Nežinau, tokių visokių yra keletą variacijų. Kaip tu kokius nors įsiskaičius mokslinius straipsnius, kodėl? Kodėl vienam vaikui iš viso dzin, jisai ten pazyzė, 2 dienas neramus pabuvo, nebėra to čiulptuko ir nebėra. Tai visų pirma, mes esam skirtingi. Tai visi žmonės turi skirtingą reakciją į aplinkos pokyčius. Vaikams kada paūmėja visi šitie dalykai, dantų grėžimai, pirštų čiulpimai, nagų kramtymai ir taip toliau, tada, kai vyksta ūmus augimo šuoliai. Tai ne tik tais augimo fiziškai, bet ir kažkokie gyvenimo pasikeitimai, tai kaip ir jūs minėjot. Darželis, mokyklos pradžia, lytinės brandos pradžia ir panašiai. Aš, kadangi turiu įvairūs labai amžiaus pacientų, tai aš pavyzdžiui, atvykus paaugliui, iškart pasižiūriu į nagus pirmiausia. Nes jie visi graužia nagus. Todėl, kad jau pirštinį lakavimą reikia. Taip, ir tikrai yra tokių, kur 9-metės mergaitės vasarą ateina su tokiais nagais. Aš taip į mamą pasižiūriu ir sako, žinokite, jinai graužia nagus ir mes nebežinom, ką daryti. Tai per vasarą, kai yra jau tie ilgi užauginti, tų ilgų jie neskanus. Tai gal ir atpranta. Tai visų pirma, šitų žalingų įpročių kilmė yra tokia, kad visi žmonės skirtingai reaguoja į stresą. Kitas dar dalykas, tie dažindimai, čia taip negražiai pasakysiu, nedažindimai. Nepradėkime mes čia teisti mamų, jom ten aiškinti, kaip gyventi ir panašiai. Todėl, kad blogiausiai vaikai jaučiasi tada, kai mamos yra nelaimingos. Taip. Ir kai mama yra įtampoje, pavyzdžiui, jinai ten, tarkim, gal jos yra gyvenimo tikslas išrasti vaistus nuo vėžio ir jinai čia jau tą vaikelį susilaukė ir jau jai plaukai krenta, kaip jinai tą laboratoriją nori eiti ir rašyti mokslinius darbus, tai ar tikrai bus gera emocinė būklė vaiko? Nemanau. Kad ir jinai ten per prievartą sėdės. Tai čia yra, manau, kiekvienos šeimos reikalas ir visi vaikai užauga. Dar, sakykime, gerai, čiulptukas dingo jau, čia viską, bet dar būna tokia naktinis, vienkartinis buteliukas, sakykime, prieš miegą pagersiu kažką tai. Jeigu jau taip, dar niekaip neina atplėšti vaiko kaip tokio raminamos priemonės, kas yra saugiau, gleivinė ar mišinukas ar sultis? Jūs juokaujat. Niekas yra saugiau gleiviniai, tai vanduo iš puodelio prieš miegą. Bet vaikams neskanu vandenį. Ne, tai yra labai blogai, vienareikšmiškai. Nėra jokių, taip kaip sakant, no excuses. Čia visiškai. Jeigu norit, kad jūsų vaikas kentėtų dantų skausmą, bijotų odontologų, jūs gydysite jam dantis su narkozėm, ligoniniai, tada prašau, duokite ten arbatėlių su cukrum ir taip toliau. Žmonės naktį nevalgo, viskas. Bet būna, vaikas neramus. Nebūna, ir negalima. Aš girdžiu, kaip mama sako, bet mes visi liekam nemiegoję, tas reikia, aišku, per laiką susiformuoja įprotis. Visi turi vaikų, kas turi vaikų, visi žino, kad neišvengiamai yra bemiegės naktis, karjeros sustojimas ten ir taip toliau. Sveikus ir gražius vaikus auginti yra sunku. Gerai, dabar ką mes logopedai pastebim, nors aš dirbu daugiau dabar su ankstyvo amžiaus vaikais, tai 2-mečiams aš nelabai esu pastebėjus. Nors ir nelabai ir į burną lendu dar, nes jeigu nekalba, tai daugiau aktyvinam kalbą, o ne kažkokius garsus ten liežuvio mankštas darom. Bet jau 3-mečiams kartais pakaiščiam tą liežuvį. Ir aš matau, pavyzdžiui, būna prie dantenų baltos dėmės. Baltuoja. Ten yra apnašos, tai yra apnašos, ar tai yra kažkas kitkas?
Žinot, reikia žiūrėti, kaip atrodo. Dažniausiai tai būna dantų apnašos. Todėl, kad vėlgi Pasaulinė sveikatos organizacija rekomenduoja vaikams valyti dantis iki 10 metų. Tai reiškia, tėvai kiekvieną vakarą iki 10-ojo gimtadienio turėtų vaikui išvalyti dantis. Kodėl taip yra? Todėl, kad anksčiau šitą rekomendaciją buvo iki 7, atseit, kol vaikas išmoks rašyti. Pasižiūrėkim, kaip dabar rašo 7-mečiai, 8-mečiai ir 10-mečiai. Mūsų rankos šiai dienai yra pripratusios jau spausti net ne mygtukus ant telefono, o vieną mygtuką ir braukti. Manualiniai įgūdžiai yra blogi, atidumas visur, kas skamba ADHD ir neįmanoma yra išvalyti 20 dantų gerai būnant tokio amžiaus. Tai kai aš tėvam šitą dalyką pasakau, tai 50% patikė. Tai vat, ką jūs pastebite, tikriausiai tai ir yra dantų apnašos. Tai yra labai pavojinga ir jas būtina pašalinti. Gerai, o jeigu būna, na čia daugiau gal jau taip 5-mečiams, rudos dėmės, čia tos pačios apnašos tik jau apsinešusios? Visiškai teisingai. Todėl, kad bakterijos yra labai protingos ir jos apsimeta baltais dantimis ir kad jų nenuvalytų. Ir kuo mes jas užlaikom ilgiau burnoje, jos dengia dantis tokia rūgščia, knibždančia bakterijomis plėvelė, tenai dauginasi ir valgo. Aš papasakosiu dar apie šitą dalyką. Tai dėl to demineralizuojasi dantų emalis. Na ir kai jau ateina nušvitimas ir ta plėvelė yra nuvaloma ir tas emalis yra toksai, ne toks kaip stiklas, o toks kaip kreida, jis gauna mineralinių medžiagų, tas ėduonis sugijęs, jisai tampa tamsiai rudu. Tai kliniškai tai yra gerai, nes jisai nebesiplečia, jis yra nebeaktyvus, atrodo nekaip. Tai ką aš patariu šitą problemą kaip spręsti, tai visą laiką siūlau dažyti apnašas. Yra tikrai aibė priemonių, yra ir skalavimo skysčiai, dantų pastos, dažančios dantų tabletės. Duoti vaikui nusidažyti tas apnašas prieš dantų valymą ir tada valytis. Todėl, kad nei tėvai nemato tų baltų apnašų, nei vaikai jų nemato, o kai jos yra violetinės, tai tada ir mes žinome, ką valyti, ir tai yra labai paprasta. Ir atrakcija turbūt vaikam. Pirmą kartą taip, o kai kiekvieną dieną tai... Jau nebe. Taip, bet taip reikia. Mes turim išlavinti higienos įgūdžius. Tam, kad nereikėtų gydyti dantų, kad galėtumėm investuoti, pavyzdžiui, į aukštąjį mokslą. Supratau. Dabar nutrupėję dantis. Pavyzdžiui, mano vaikystės laikais tikrai, aš jau mokykloje, ne mokykloje, gal darželį, atsimenu, kad daugam būdavo patrupėję tokie, ir būdavo tas toksai liaudiškas paaiškinimas, kad dėl geležies vartojimo. Tipo, daug kas sirgo anemija, gerdavo tabletėmis geležį ir dėl to dantis pasižeisdavo. Dėl geležies trūkumo dažniausiai dantis būna pažeisti vaikui esant jau mamos įsčiose. Tai kai mamai būna anemija nėštumo metu, kas būna tikrai labai dažnai. Tai čia tada kai kurie dantis išdygsta, tokie nepilnaverčiai. Tai yra jau, kaip sakyt, tos jau kaip galima jau pavadinti to liaudiškų posakių, aš paveldėjau blogus dantis. Tai taip tikrai dažnai labai nebūna. Dažniausiai blogus dantis mes patys savo pasidarom, o ne paveldime. Dėl anemijos daugiau gali kentėti dantenos. Tai gali atsirasti dantenų kraujavimas, paburkimas, tokie dalykai. Tie nutrinti dantis tokie, tai čia daugiau gal dantų griežimas. Gali būti, kad maišote su tetraciklino pažeistais dantimis. Aš atsimenu iš vaikystės, kad visą laiką sakydavo, nes aš irgi turėjau anemiją ir man mama rodydavo kitus kaip pavyzdį ir sakydavo, jeigu tu negersi burokėlių sulčių, tau bus vat kaip jam. Ir mane ten kankindavo spaustom šviežiai spaustom burokėlių sultim, tai aš po šiai dienai net užuosti negaliu. Tai dėl geležies preparatų gali keistis dantų spalva, bet jinai keičiasi išoriškai, apnaša yra tiesiog, nes jie yra tokie juodi, rudi tie preparatai.
Kad dantis nutrupėtų, na, nežinau. Ne nuo to. Manau, kad yra čia kitos priežastis. Aha. Taip. Na, iš dalies mes jau aptariam, kodėl neišdygsta dantis ir kad čia jau nieko ir nepakeisi. Ir tėvams kartais rūpinu, jiems reikia nuimti tą gal kalties jausmą, kad ne jie kalti, kad jis čia nekalba, kad čia galbūt kažkas genetiškai, čia galbūt kažkas paveldėta. Aš irgi domėjausi, aš specialiai pavarčiau straipsnius, pasižiūrėjau, kad taip yra tokių atvejų, bet kad ten dažniausiai jau kai būna ta, bijau dabar suklysti, adentija, nu, tai jau čia dažniausiai būna ir kiti sklaidos. Nebūtinai. Adentija šiaip yra labai dažna. Bet adentija reiškia, jeigu aš neklystu, kai praktiškai dantų iš vis nėra. Ar tik ne, viena... tai čia yra, kai visai nėra, tai ten tada taip, tada būna dažniausiai, tai būna viso epidermio sutrikimai, vystymasi, būna labai plona oda, neturi blakstienų, neturi antakių. Tai taip. Na, tai yra jau tos vadinamos retosios ligos, kur jos visą gyvenimą žmogus jas gydosi. Bet dalinė adentija tokia pirminė, kai nėra dantų užuomazgų. Tai tikrai... Iki kokios skaičius? Kokie 3-4 dantis neišdygsta? Dažniausiai vieno arba dviejų trūksta. Tai dažniausiai arba trūksta dviejų tos pačios grupės dantų tam pačiam žandikaulyje, arba dažniausiai iš priekinių dantų gali vieno kokią trūkti. Dažniausiai, jeigu pieninio nėra, tai nebus ir nuolatinio. Arba jeigu pieniniai išdygo kažkokios keistos formos, suaugę, pavyzdžiui, 2 dantis, tai tikėtina, kad vietoj jų nuolatinis išdygs vienas. Lygiai taip pat būna ir padidintas dantų kiekis burnoje. Ir vėlgi labai dažnai, ir netgi iš savo praktikos galiu pasakyti, kad turbūt ir dažniau mes dažnai padarę kompiuterinės tomografijas vaikams arba suaugusiems mes tokių siurprizų randam. Ten randam, pavyzdžiui, tokių kaip vynogė, keletą sumažintų dantų užuomazgų. Tikrai yra daug odontologų, ypatingai ortodontų istorijų, kodėl šitie dantis nesitiesino tam žmogui. O nesitiesino todėl, kad ten už to vieno danties dar 4 mažiukai auga ir jas reikia išoperuoti. Tai va tokių. Tai, na, vėlgi, tai nėra kažkokia tai sveikatos problema, kol tie papildomi dantis netampa piktybiniais. Taip irgi pasitaiko, nėra dažnai, bet būna. Na, tai tiesiog gali sukelti nepatogumų gyvenime kažkokiu tai papildomu. O kartais žmonės nugyvena visą gyvenimą ir net nežino, kad turi kokią skersai gulinčią kaulę iltį. Arba ne tik tai turi protinį dantį, bet viršijo ir dar vieną 9. Bet aš vis tiek manau, kad tai nėra nekalta gamtos išdaiga, juk šiaip genetiškai mums yra duota, mes vystomės ir viskas. Tai jeigu jau kažkas, sakykime, kad neatsirado ten dantų užuomazgos, tai čia yra labai ankstyvam nėštumo amžiuje. Taip. Jeigu aš neklystu, kažkur tai 6-8 nėštumo mėnesyje formuojasi žandikauliai ir dantis, o gomurys truputį vėliau, 8-12 gal. Anksčiau? Taip, anksčiau iš tikrųjų formuojasi jau tos ląstelinėme lygyje. Ląstelinė, aš jau čia, kai pradeda mineralizacija. Taip, žinoma, kad tai nėra šiaip sau, kad va, ten kažkas atsirado, ištirpo. Dažnai adentijos tikrai yra genetiškai paveldimos. Adentijos sutinku. Dantų perteklius, tai daugiau, va, aš kiek iš savo praktikos mačius, tai daugiau suaugimai dantų, tai irgi, jeigu jau vaikas turi, tai reikia ir vieną iš tėvelių pasižiūrėti ir dažniausiai tai būna tikrai per vieną kartą, tikrai net neperšoka. Nes kur aš lenkiu, kad, aišku, gal ir būna, aš nesu mokslininkas, bet taip logiškai vedant, kad, nebūna, kad, sakykime, čiukšt tik vieną ląstelę, gemalę pažeidė ir daugiau niekas ten sklaida, niekas nebepasidarė ir jis ten užauga. Dažniausiai vis tiek tai paskiau per laiką, tik gal nelabai susijęjama, sakykime, dantis ir kaip mes logopedai raida. O pradedi žiūrėti, kad, čia ir dėmesio neišlaiko čia, ir paskui pradedi žiūrėti ir va tas smulki gama, kai sudedi ją į vieną visumą, galimai galėjo kažkiek tai paveikti. Tai labai daug visko, iš tikrųjų, juk dažnai kiek būna, kad moteris ir, tarkim, nežino, kad laukiasi keletą mėnesių. Tai kažkokie tai irgi gyvenimo pasikeitimai vyksta, žalingi įpročiai būna. Ten dar kažkas, tai va šitie visi dalykai, juk jie irgi, kūdikis vystosi nuo pat jo pradėjimo.
Ir jau net ir kai būna visos ląstelės pavirtusios audiniais, organais, vis tiek vystymasis vyksta ir toliau. Ir taip žinoma, kad tai yra bendra visuma, tai nėra taip, kad atskirai dantis, atskirai akis, atskirai plaukai. Jeigu kažkokia genetinė yra ten ar liga, sindromas kažkoks, tai aišku, kad bus visas organizmas paveiktas. Dar aš skaičiau, ieškodama irgi informacijos, vieną mokslinį straipsnį, nepamenu pavardės, pas vieną ortodontę puslapį mačiau. Tai ten rašė tokį, nežinau, mano galva, linksmą faktą, kad mūsų genetinėme kode yra užkoduotos 3 dantų, nežinau, kartos, eilės, bet pasirodo tik 2, tai yra pieniniai ir nuolatiniai. Ir dabar japonų mokslininkai tyrinėja ten kažkokį tą baltymą, kuris embriono vystymosi metu slopina 3-ąją tą dantų kartą. Ir ta 3-oji karta kol kas lieka mieganti. Tai ten taip gražiai nuvyniota, kad galbūt vietoj implantų pavyks pažadinti tą 3-ąją liniją ir mes turėsime savo biologinį 3-ą dantį. Tai puiku. Aš tai visą laiką dantis yra geriau už danties pakaitalą. Tai aš galvoju, kad karts nuo karto vis išlenda tokie tyrimai apie uodegas, kada stuburos lankstelių mes turim vieną ilgesnį, apie vaikščiojimo tipus, tai va dabar apie dantis. Tai ne veltui kamieninės ląstelės yra naudojamos, laikomos fonduose, naudojamos ir onkologinių ligų gydymui, ir ne tik onkologinių, pažįstų nervų atstatymui ir panašiai. Tai, kaip sakant, mokslas jėga. Aš tai tikrai labai džiaugčiausi, jeigu tai dar taptų ir rutininio naudojimo dalykų. Dar pabaigiant dantų temą, ką daryti, jeigu auga nuolatiniai dantis, kaip priekiniai, nėra išdygę. Sakykime, ten aš esu pati mačiusi, kad kaip pas kokį ryklį, 2 eilėm. Tai šalinti pieninius dantis. Reikia Visų pirma, šalinti pieninius dantis. Bet jau čia reikia eiti pas gydytoją, kad šalinti. Tai žiūrint, kiek nagingi tėveliai. Ar klydinti? Ne, iš tikrųjų, tokia atveju, jeigu jau matosi nuolatinis dantis arba labai stipriai iškilusios dantenos ir įtariama, kad tenais yra nuolatinis dantis, tokia atveju reikėtų kreiptis į gydytoją odontologą. Ir jisai jau pasakys, ką ten reikia daryti. Kartais pacientams atrodo, kad tas dantis iš vis nekliba, o dygsta nuolatinis dantis, o aš tarpdury su vaiku pasisveikindama jį su pirštais išimu. Tai visokių situacijų, bet jeigu tas dantis yra likęs pieninis, o nuolatinis dantis dar jau bedygstantis, tai tikrai gydytojo pagalba yra būtina. Dažnai pacientai sako, kad tai vis tiek dygs ir iškris tas dantis. Tai tikrai neteisinga tai yra nuomonė, todėl kad jeigu dantis yra netinkamai rezorbuojas, tai yra netinkamai tirpsta jos šaknis, jisai, pavyzdžiui, gali keisti dygstančią nuolatinio danties ašį. Ir paskui gali tekti labai rimtas intervencijas taikyti, kad jį sugrąžinti atgal. Kitas dalykas, klibantis dantis neleidžia vaikui kalbėti, valytis dantų, valgyti, tai yra labai nepatogu ir gali ir kitų burnos problemų sukelti tai. Dar vienas dalykas, kad jeigu jau toks signalas yra, nes, turbūt visi supranta, kad jeigu dantis dygsta, tai turi iškristi dantis, nes, nebus tų 2 eilių, tai tikriausiai gydytojas odontologas tokį vaiką nukreips pas gydytoją ortodontą. Ir tikslingai yra visus vaikus, net kurie yra labai sveiki ir labai gražus, 6-7 gimtadienio progą užregistruoti pas gydytoją ortodontą ir pasikonsultuoti su juo, nes tikriausiai tikėtina, kad bus kažkokia tai sakandžio problema. Ar tai gomurys ir apatinis žandikaulis siauresnis, mažesnio dydžio, galbūt labai didelės dantų užuomazgos, kaip aš sakau, kartais būna vaiko žandikaulis mamytės, o dantis tėvelio. Gerai, dabar dar
prieikim prie tos tokios daugam rūpimos temos, tai pasaitėliai. Ir daug kas, ypač tėveliai, galvoja, kad tik liežuvis turi pasaitėlį. Logopedai žino, kad liežuvė ir lūpų, o aš jau iš tavęs žinau, kad tų pasaitėlių ten gyvas velnias, aš nebeatsimenu 7 ar kiek jų ten yra burnoj. 6? Yra daugiau, šiaip skirtingai, nėra taip, kad jau visai vienodai. Ne visi taip matomi. Taip. Na, bet gerai, šnekėkim tie, kurie labai matosi. Iš tikrųjų, tendencija dabar yra tokia, aš gal kokį 20 metų dirbau ir nemačiau, kaip sakant, prisektos lūpos viršutinės. O dabar jau gal per 3 metus, gal kokius 3 kartus mačiau. Tai išmokot žiūrėti? Sakai, nes aš vieną net siunčiau tau, nes ir tarpas tarp dantų, nu vienu žodžiu, bet iš eilės. Dabar, kai naujagimis gimsta, jis negali žysti, viskas gerai, ar ne? Ten dažniausiai būna tik plėvelė, mes ją ten kitą kartą anksčiau akušerė su nagu, kaip sakant. Šiaip taip ir turėtų būti. Nu, ne su nagu, bet su kažkokiu tai steriliu instrumentu turėtų šitas dalykas būti sutvarkomas gimdymo namuose. Tai va, mama kankinasi, jai pirmagimis, stresas ir visa. Tai kad ir antragimis. Tai... Nu taip, jeigu nesusidūrė, tu nesupranti, kas čia vyksta. Ir tada, ar ne, kreiptis jau geriau jeigu pats nesiryšti, pas kažkokį odontologą kreiptis, ar ne, kad padėkit ir tas susitvarko. Šiaip aš irgi žinau, kad dažniausiai jei pienui traukti to užtenka, bet labai dažnai reikia antros intervencijos. Intervencijos, taip, kad atlaisvinti liežuvį. Taip. Dabar, jeigu jau, sakykime, ar logopedas, greičiausiai logopedas jau pasako, būna šeimos gydytos, jeigu pas logopedą nesilanko, ar ne, kad, žiūrėkit, liktais pasaitėlis yra per trumpas, liežuvis prisektas prie dugno, jums reikėtų jį kažkaip tai atlaisvinti. Kur reikia kreiptis? Yra visokių nuomonių. Pas gydytoją chirurgą, pas chirurgą, kitą kartą, vėl kaip koks chirurgas. Mokamai, nemokamai. Ką reikia daryti? Tai šiaip mano patarimas tai būtų kreiptis pas chirurgą. Tai žandikaulio. Taip. Ne, žinokit, aš iš tikrųjų nežinau vaikų ligoninėje, kas šalina lūpos liežuvio pasaitėlių šitos visus. Manau, kad tiesiog vaikų chirurgas. Reiks pasidomėti. Aš neįsivaizduoju. Aš esu siuntusi pas žandikaulio. Taip, arba veido žandikaulių. Tai, žodžiu, aš manau, kad jeigu vaikui 3-4 metai, tai tikrai nežaisti su vietinė nejautra, nes dažnai tėvų prašymas yra iš tikrųjų, tai gal nereiks į tą ligoninę, suleiskit vaistų ir čia pašalinkit tą pasaitėlį. Dažnai tenka ir siūti pasaitėlį pašalinus, jeigu jisai yra labiau priaugęs, toks mesingesnis, storesnis. Taip, būna kraujagyslių sistema. Gali kraujavimas didelis būti, gali būti kažkokia tai didesnė kraujagyslė ir gali tekti stabdyti tą kraujavimą ir elektrokauteriu, ir užsiūti, ir užspausti. Žodžiu, tai mano tokia asmeninė nuomonė, čia žinot, iš tikrųjų procesą daug kas gali padaryti. Anksčiau ir tonzilės šalindavo be nuskausminimo ir be narkozės ir į bliūdelį, bet nežinau, ar dabar kažkas tai norėtų, kad jiem tai padarytų. Tai mano būtų patarimas ligoninei su bendrinė nejautra. Dabar dažnai vyksta ginčiai kada, kokiame amžiuje. Vieni sako, bus didesnis, ten gal prasitemps, kai būna. Aš suprantu, kad pats pasitėlis nesitempia, tiesiog pats tas pamatas jis gali išlaisvėti ir keltis. Gal su logopediniais pratimais, ten miofunkciniais ir taip toliau. Ir ką aš pastebiu, mane pataisyk, jeigu aš klystu, kad dasilaukia iki ten 6-7 metų, jau būna susiformavęs neteisingo liežuvio padėtis. Nes jeigu tikrai yra labai trumpas pasitėlis, tai jisai ramybės būsena, jisai nėra prisiklijavęs prie gomorio. Taip, aš nežinau kodėl, bet pas mane, kai ateina pacientai,
kažkodėl netiki tėvai, kad reikia tą liežuvio saitelį atlaisvinti. Jie vis tiek nori eiti daryti pratimų, kuriuo, aišku, kažin ar labai jau ten namuose kažkas tai užsiema, nes su 3-4 metų vaikų sistemingai daryti liežuvio pratimus tai yra labai sudėtinga. Iš kažkur tai išgirsta, kad tenai laikui bėgant tas liežuvis pailgės ir taip toliau. Tai vienas dalykas, vaikas pripranta netaisyklingai liežuvį laikyti, nes taisyklinga liežuvio padėtis yra stipriai liežuvis prispaustas prie gomurio. Kai liežuvio pasaitėlis yra per trumpas, jisai tiesiog neprisispaudžia prie to gomurio, jis iki jo net neateina ir vietoj rrrr gaunasi Tai viską pasako. Tai čia aš sakyčiau vėlgi tas pats sulaužytos kojos nėščiai ta pati taisyklė. Nelauksiu tu, kol pagimdysi, kad nuotrauką padarytų ir gipsą uždėtų. Tai čia lygiai tas pats. Kuo anksčiau bus sutvarkyta šita problema, tuo vaikas greičiau galės tą liežuvį naudoti pagal paskirtį. Tai yra taisyklingai kalbėti, laikyti taisyklingai pozicijoje ir taip auginti savo žandikaulius, taisyklingai ryti, taisyklingai kvėpuoti, tai reiškia daryti viską, ką reikia daryti kiekvieną dieną. Ir tiek. Jeigu jums būtų priaugę pirštai prie pirštų, turbūt nelauktumėt, kol ten gal jie kažkada ataugs, nes negalėtumėt užpakalio nusivalyti. Ir viskas. Tai manau, kad kuo anksčiau. Aha, o dabar jeigu yra lūpų pasaitėlis labai trumpas ir aš, pavyzdžiui, sumačius ir toks gan mėsingas, ne visiems yra tarpas tarp dantų, bet būna ir tarpas. Taip. Tai čia tokį atvejį reikėtų, kad įvertintų ortodontas su burnos chirurgu kartu. Todėl, kad irgi labai daug yra iš tikrųjų skirtingų nuomonių. Tai tokia kaip ir, jeigu yra tarpai tarp dantų, tai tarpai tarp dantų yra laikomi kaip ir norma iki ilčių digimo pradžios. Nes nuolatinių ilčių. Taip, tai yra jau toks paaugliukas. Bet kartais būna, kad tie lūpos pasaitėliai prisegti trukdo valgyti, jie nuolat yra žalojami. Kraujuoja, dantų valymo metu yra sužalojami ir panašiai. Tada vien dėl patogumo iš tikrųjų reikėtų priimti sprendimą, pašalinti tą pasaitėlį. Vėlgi, pagal amžių žiūrint, šiaip viršutinio žandikaulio srity nuskausminimas yra absoliutus, iš tikrųjų vietinis, leidžiant vaistus odontologo ar ten burnos chirurgo kabinete, bet reikia žiūrėti pagal amžių, todėl kad pats geriausias pacientas yra miegantis. Jisai nejuda rankų, nekilnoja, neišsigąsta. Ir aš manau, jeigu jau vaikams adenoidų šalinas su pilna nejautra ir niekas nekalba, kad tai gal pabandykim be, tai čia jau kur reikia ir siūlės uždėti, ir operacija užtrunka kažkiek tai daugiau laiko, tai tikrai vėlgi reikėtų labai apie tai pagalvoti. Gerai, ir dar truputėlį irgi minėjom, bet neišsiplėtojom, bruksizmas, tas grįžimas dantimis, jisai kada dažniausiai atsiranda vaikams ir dėl ko? Aš galiu pasakyti, kad vaikystėje irgi sakydavo, kad nevalgyk saldainių, bus kirminų pilvė ir tu grieši dantim. Teisingai sakydavo. Ne, iš tikrųjų. Čia man močiutė taip sakydavo. Taigi, močiutė žinojo, kaip vaiką auklėti reikia. Iš tikrųjų, tai griežimas dantimis, tai nuo 4 iki 7 metų labai daug vaikų turi šitą dalyką, vien dėl to, kad intensyviai auga žandikaulis ir dyla pieniniai dantis. Nėra nuolatinė žandikaulio padėties plus stresas. Todėl, kad vaikai dažniausiai pereina iš tos nerūpestingos vaikystės į rūpestingą vaikystę, kai baigėsi aplinkos stebėjimas ir prasideda dalyvavimas. Tai yra priešmokyklinis ugdymas, mokykla, kažkokie tai būreliai rimtesni ir naujas draugų ratas, augimo šuoliai ir dėl to tas griežimas dantimis nėra nenormalus. O dantis yra pats kiečiausias organas, kuris dar ir pasikeis. Tai geriau turbūt negu pešioti plaukus, braižyti odą ir panašiai. Stresui išlieti puikiai tinka. Aišku, yra tokių atvejų, kai jau tas dantų griežimas yra labai
toks tikrai intensyvus. Einant pro šalį, pro kambarį, net ir duris uždarius girdisi ir matai, kad tas vaikas jau toj bus be dantų, apie dantų kritimą šoninių, tarkim, dar visiškai net nėra kalbos ir nelaikas. Tada tokiu atveju vėlgi ortodontas būtinai, reikia ieškoti ir psichosomatinių problemų, miego sutrikimų. Aš savo praktikoje tai tokį kaip algoritmą taikau, tai pirmiausia vaistai nuo kirminų. Taip, todėl kad jeigu, tarkim, vaikas, pavyzdžiui, turi spalinių, tai jam naktį niešti išangė. Ir jisai, kaip kai niešti, vaikas miega, jisai gal ten pasikasa, nepasikasa, bet tas toksai kančios grėžimas jisai yra. Tai kadangi ir šiaip yra tokia ir šeimos gydytojų praktika, kiekvieną rudenį tenai profilaktiškai, kaip sakyt, kaip ir veterinarai sako, nukirminti šeimą, tai lygiai taip pat ir aš visą laiką tada rekomenduoju sugerti vieną ten tą kursą, ten kelios dienos, skirtingų tų vaistų yra iš tikrųjų. Tada stebėti vaiko elgseną, jeigu niekas nesikeičia, tai vėlgi kraujo tyrimai, taip pat ortodonto konsultacija. Būna, kad ir dėl netaisyklingo sąkandžio. Pavyzdžiui, būna vaikų kartais labai yra neišsivystęs apatinis žandikaulis ir tikrai jisai ne tai, kad ten neranda padėties, bet jisai kaip reikiant plavinėja. Ir dėl to jie vis ieško, kur atsiremti ir trina tos dantis. Bet griežia dantim tik miego metu? Ar būna, kad nejaučiu, kad kažką piešiu ir durų, ko nors? O jums kaip būna? Nežinau. Tai būna, taigi ir suaugę žmonės lygiai taip pat, pavyzdžiui, sporto salėje, jeigu kokią štangą tenai stumia, tai irgi sukanda dantis ir griežia. Paskui stresui esant labai dideliam... Bet mes tik sukandam, aš nedarau. Tai jeigu būtų dantis be kauburų, pavyzdžiui, pieniniai dantis, jie būna jau tam tikram amžiui gana lygaus paviršius, tai jų sukandi ir slysta. Tai ir suaugusiam taip irgi būna, kai labai būna nudėvėti dantis. Kitas dar yra, apie šitą patį nusidėvėjimą yra toksai vadinasi angliškai clenching. Tai kai žmogus miega ir daro taip. Tai vėlgi irgi labai didelis stresas dantim, tik čia jau dažniausiai trupa ne dantų tos viršūnėlės, nekramtomieji paviršiai, o prie dantenų esantis paviršiai. Tai irgi tai prie tų pačių, nes yra tiek didelis labai sukandimas, tiek grėžimas tas jau kaip smuikeliu, tiek va šitas kapojimas toksai dantim, nu tai čia ta pati yra kategorija. Tai vėlgi dar kartą pasikartosiu, 4-7 amžiaus metų, na, nebent tai jau yra labai ir bendrai pastebėt, gal vaikas apsidraskęs nagų odelės yra, pavyzdžiui, nugriaužęs nagus, ten pastebėt kažkokių tai žaizdelių, na, linkęs į savęs žalojimą tam, kad išlietų stresą. O šiaip tai daugiau ortodonto konsultacija arba iš viso nieko. Ir tėvai, o logopedų čia iš vis yra siaubas, kada vaikas laiko liežuvį tarp dantų. Aš irgi turbūt pastebi labiau berniukam tokį dalyką. Jau dabar nebesvarbu. Jau dabar nebesvarbu. Jeigu anksčiau ir pas logopedą lankydavas daugiau berniukai negu mergaitės, tai dabar 50-50. Supratau. Tai yra netaisyklinga liežuvio padėtis. Kodėl? Kodėl? Todėl, kad vaikai gali, tarkim, kvėpavimo sutrikimas, išsižioja vaikšto. Tonuso raumenų sutrikimai yra tokių, kaip būna gimsta vaikas, vienas būna tas, kur susigūžęs visą laiką, kitas toksai. Tai va tiem tai va irgi pasitaiko tokie dalykai. Po to gali būti irgi vienu metu šitas dalykas gali būti visai normalus, bet irgi reikia labai žiūrėti, kad neužsitęstų per laiką, labai nudyla pieninių dantų paviršiai, natūraliai liežuvį naudoja kaip kapą. Bet čia jau kokių, prieš krentant... Šoniniams čia jau. Čia ne apie priekinius dantis, čia jau tokia irgi 9-10, bet vaikam labai retai pasitaiko, dažniau pasitaiko suaugusiams su nudilusiais dantimis. Va šitas, aš pati iš tikrųjų turiu gilų sąkandis, yra pas mane koreguotas ir aš pati save pagaunu, kad aš
negrėžiu dantų ir netrinu, nes liežuvį naudoju labai kaip tą kapą. Ir, pavyzdžiui, aš matau pas pacientus, pas vaikus irgi kartais būna, bet rečiau, kai apžiūros metu aš šonai liežuvio tokie banguoti, tu irgi turbūt esi pamačius pas vaikus. Tai va, tai čia yra tada, kai tau liežuvį tarp dantų jie laiko. Bet dažniausiai tai yra dėl mažo viršutinio žandikaulio, dėl kvėpavimo per burną. Ir kartais ir ten žalingi įpročiai, visokie pirštai, tušinukai ir panašiai. Taip. Ir aš jau prieš kokį 10 metų atradau, iš tikrųjų, ir atradau pas tavęs puslapyje apie trenerius. Kad jie kaip profilaktika šiek tiek gali padėti ten kartu su bendraisiais pratimais artikuliaciniais. Ir dabar apie juos jau iš viso dabar stebiu tiek Instagram'e, tiek Facebook'e, daug šneka, ir ortodontai šneka, ir kineziterapeutai šneka, ir tėvai klausosi, ir ką aš dabar pastebiu. Kad šie treneriai, kurie skirti tikrai ortodontiniam gydymui, jie yra brangus, jie ten sukasi apie 100 ir daugiau eurų greičiausiai. Tai lygiai tokį pat galima nusipirkti iš AliExpress už ten 30 kokie eurų. Ir tie tėveliai, koks skirtumas, atrodo identiškai, man net buvo atnešę. Tiksliai, tik tais pačiupinėjus. Nes aš turiu tą originalą ir ne tik pačiupinėjus gali jaustis, pats tas silikonas skiriasi, ar kas ten tos silikoninė medžiaga. Ką galima prisižaisti? Jau nekalbant, kad ir su tais tikraisiais treneriais galima prisižaisti, o tai ką galima prisidaryti su tais tokiais vadinamom padėlkom? Visų pirma, tai medicininis prietaisas turi būti skiriamas specialisto, kuris kompetentingas yra skirti tą prietaisą. Tai nėra nei vieno tokio medicininio prietaiso, kurį būtų galima naudoti šiaip su. Tai ką galima prisižaisti, tai visų pirma, kai jūs užsisakote iš nesertifikuoto gamintojo, tai tikriausiai nežinot, iš kokios cheminės sudėties plastiko yra pagamintas tas prietaisas. Tai kadangi visos gatvės ir internetas mirga reklamomis, kad ten valiau grindis ir pradėjo berti nuo švaros ir panašiai, tai čia ta pati kategorija. Gali atsirasti alerginės reakcijos. Kitas dalykas, treneris turi būti pritaikytas. Jų yra skirtingų dydžių, skirtingų rūšių, skirtingų kietumų. Jie turi naudojimo indikacijas. Aš savo praktikoje daugiausiai trenerius taikau kartu dirbant su gydytoju ortodontu. Ir tai yra dalis viso bendro ortodontinio kelio, kai vaiką pradedam prižiūrėti dar būnant labai nedidelio amžiaus, kai tik tai prasideda mišrus sąkandis. Ir tai vyksta kartu su ortodontiniam plokštelėm, su plėtikais ir kaip tarpinis variantas. Kad galėtų įsivaizduoti žmonės, mūsų klausytojai, kokiam amžiui anksčiausiai, kada galima jau tos trenerius panaudoti? Bet jau aš matau, kad yra kažkas tai negerai jau. Tu savo darbę gali panaudoti labai anksti, nes jų yra ir labai nedidelių dydžių, bet tik tai su tavo pačios priežiūra turi būti. Bet reikia turėti šiokius tokius, šiek tiek žinoti bent jau. Taip. Kursus reikia būti baigusi. Bent jau kažkokias metodinės rekomendacijas, nes aš kaip suprantu, logopedai tai jie naudoja pratimams atlikti logopedo kabinete. Logopedai, nežinau, gal dabar jau pristato, kai aš mokiausi, apie tai nebuvo nei kalbos. Ir aš galvoju, turbūt ir kai jūs mokotės odontologijos, čia būna arba podiplominės, arba stažuotės. Tai šiaip supažindinti mes buvom. Aišku, jūs ten su tom plokštelėm. Tu išsirenki savo sritį, kur tu labiau tobulinsiesi. Bet tu, kur sužinojai apie tos trenerius? Važiavai? Tai kursuose jau. Taip, iš pradžių mažesnius. Olandijoje. Taip, Olandijoje buvau. Mažesnius, paskui didesnius, tai yra ten tam tikros gydymo metodikos, bet sakau, aš labiau mėgstu naudoti tą priemonę, dirbant kartu su gydytoju ortodontu. Tai yra treniruoklis, jis yra skirtas sukurti taisyklingai minkštųjų audinių matricai aplinkui žandikaulį. Žandikaulis yra kietas, tai yra kaulas dantis.
Minkštieji audiniai tai yra lūpos, skruostai, liežuvis, apie ką mes viską prieš tai kalbėjom. Tai mes galim taikyti kokį nori kietą aparatą, jeigu mes jį nuimsim ir liežuvis lys į priekį, tai jisai vis tiek per dieną išmuštos dantis laukan. Todėl, kad žmogus ryja seilės 3000 kartų per dieną, tai va 3000 kartų mes paspaudžiam viską ne taip, kaip reikia, jeigu tas liežuvis veikia neteisingai. Todėl gretutinai su visom kitom priemonėm turėtų būti taikoma ir ta vadinama miofunkcinė terapija. Lygiai taip pat jinai puikiai pasitarnauja ir kalbos raidai gerinti. Jo liežuvio padėčiai aš naudoju, tikrai naudoju. Lūpų tonusui. Lūpų tonusui, tiem visokiem. Taip. Nes dabar irgi jau tokia tendencija, kad jeigu anksčiau nereikėjo mokyti ten V kaip tarti, ten arba maišo P ir M, nes lūpos susilieja, judesys tas pats, o oras visai pro kitur išeina, abu garsus tariant. Nu, tokių nespecifinių atsirado garsų tarimo problemų, sutrikimų, kur 4-5 metų, prieš 5 metus dar to nebuvo. Taip, todėl, kad vaikai gauna labai daug dirgiklių. Tai yra televizorius, telefonai, planšetės. Pas mane ateina vaikai į kabinetą ir jie, pavyzdžiui, 4 metų vaikas jau turi mėgstamus savo youtuberius. Aš tai, nežinau aš jų, bet man pasako. Tai reiškia, kad jisai labai daug laiko praleidžia žiūrėdamas tos YouTube kanalus, todėl kad jeigu 4 metų vaikas, net man raidėm, jie moka net raidėm pasakyti, kaip suvesti. Dabar ten sako A, M, ten kažką tai spausti. Tai dėl daugybės dirgiklių, todėl vaikui susimaišo, jie nespėja vystytis, tiesiog jam viskas yra per greitai, tai dėl to ir ta kalba vystosi truputėlį kitaip tikriausiai. Tai gerai, apibendrinant, jeigu norim, kad liežuvis būtų taisyklingai padėti, o taisyklinga padėtis yra... Už dantų, sveikas vaikas liežuvį laiko už dantų. Už dantų ir daug kas nesupranta, tai sako, jis ir laiko už dantų, tai aš kartais tėvams aiškinu, kad žiūrėk, čia liežuvis, o čia gomurys. Atsiprašau, aš įsiterpsiu, vaikai dabar nežino, kur yra gomurys. Nežino. Jam reikia su pirštu parodyti. Taip, aš visą laiką klausiu, tu žinai, kur yra gomurys? Tai čia taip. Taip, čia kūno, čia paklauskito, žinai, kur yra alkūnė, jisai nežinos, kur yra. Čia aš rodau taip tik tėvams, nes tėvams kilo tas klausimas, o tai kokia ta normali padėtis, nes jie net patys nejaučia, kaip laiko tą liežuvį. Bet suaugę visada laiko gerai. Taip. Todėl reikia sakyti, kur jūsų liežuvis yra dabar. Jisai nežino. Aš esu labai daug kas nežino. Sakau, nežinau. Pradedam. O kai pradeda judinti, tai tos ramybės būsenos ir nebėra, nes, aš žinau, kur jisai ten būna. Tai aš kartais sakau, dabar tai tiesiog pabūkit taip belia kaip. Ir jie sako, bet tai mano irgi tarp dantų, todėl kad jisai nuo viršaus tas, liečia viršutinius mūsų kandžių, tuos priekinius dantis. Taip. Tai vat ir užtat kartais susidaro įspūdis, kad jis yra per vidurį, o ne palei gomurį. Tai aš rodau vaizdžiai, gomurys, o taip pat išsilenkia ir liežuvis. Ir aišku, jis yra biškai ilgesnis, užtat liečia šiek tiek mūsų dantis. Turėtų liežuvio galiukas liesti tą vietą, kur susiliečia 2 priekiniai centriniai dantys. Tai va. Tai va, ir jeigu aš alsuoju per burną, man neis liežuvio taip laikyti, nes man neina įkvėpti, ar ne? Natūraliai tas liežuvis nukrenta, jis nebesikelia, krenta tonusas ir ką daro, kai tu sakai 3000 kartų ryja, jisai stumdo apatinius dantis. Taip, ne. Ne? Ne. Kai mes išsižioję neryjam. Kaip, vis tiek lūpos bent jau būna kažkiek, arba dar būna... Ne, ryja kartais eina. Taip, bet tada ryjimo metu, kaip jeigu ryjimas yra taisyklingas, tai liežuvis prisiglaudęs prie gomurio, slysta tik tai atgal. Jeigu ryjimas yra netaisyklingas, tai tada liežuvis nusileidžia žemyn, išsiplečia į šonus ir tada išneša į priekį, išlenda į priekį ir atrodo, tas ryjimas. Tai ir čia kūdikiams būdingas iki metų, ar ne? Paskiau keičiasi. Iki metų, iki pusantrų, kažkur tai priklausomai nuo vaiko raidos. Tai paskui jisai keičiasi. Tai yra infantilus ryjimas, yra skirtas žysti ir kad gerai vaikas ištrauktų pieną iš krūties, kad tai yra labai stiprus jisai ir labai stipriai, kaip tiesiog ten toks vakuumas labai stiprus susidaro. Ir kai vaikas pradeda valgyti kietą maistą,
tada jau yra reikalingas kitoks rijimas, kai maistas yra energingai nustumiamas atgal. Jo nebereikia to maisto iščiulpti, jo nebereikia ištraukti. Jis turi būti tik tai nustumiamas toliau į virškinimo sistemą. Tai jeigu šitas rijimas nepasikeičia, jisai išlieka, tai ir tada visa raida sustoja, galim taip sakyti, gomurys neplatėja, apatinis žandikaulis nebeauga į priekį ir tokiam labai matosi iš karto, kai išsižioja toksai vaikas, kad jo gali būti net plotis ir dar visai pakankamas apatinio žandikaulio, bet priekis yra kvadratinis. O žandikaulį, kaip žinia, turi būti arkos, parabolės dvi. Tai gaunasi taip, kad apatinis žandikaulis auga tik į šonus, bet ne į priekį, bet kadangi viršutinis žandikaulis neplatėja, jisai skliaudžiasi tiesiog žemyn, darosi aukštas skliautas, jis labai greitai tą apatinį žandikaulį apriboja. Ir mes tada dažnai ir sako, priekiniai dantis atsikišę, ne priekiniai atsikišę, o ne viršutiniai atsikišę dantis, o apatiniai nedaeina iki jų. Tai čia daug, tai tas, dar sakau, kaip aš visą laiką sakau, tai dantis. Bet kokios dar yra problemos su kvėpavimu per burną? Vienas dalykas tai yra deguonies trūkumas, nuolatinė hipoksija. Todėl vaikai, kurie kvėpuoja per burną, jie neranda savo vietos. Jiems sunkiai sekasi skaityti, sunkiai rašyti, sunkiai mokytis ir susikaupti, nes jiems visą laiką trūksta deguonies. Ir pakiai būna. Taip, pakių pajodimas yra ne tiek tos hipoksijos išraiška, o todėl, kad vaiko, kuris kvėpuoja per burną, veidas auga žemyn. Veidas augti žemyn turėtų pradėti tik tai nuo paauglystės, prasidėjus lytiniai brandai, kai sustoja aktyvus veido augimas. Ir kai veidas auga žemyn, tai ribdumba tie pakiai, todėl kad tiesiog reljefas kitoks, vaikas jau būna nebe kaip beždžioniukas, o kaip būtų smakriukas, viskas eina žemyn, nosis pasidaro kumpa, pakiai pasidaro, žandukai nebe į priekį būna, o šitaip, tiesiog tiesiai nusileidžia žemyn. Tai tie pajuodiai, dubė pakiai, tai tiesiog yra daugiau netaisyklingo augimo požymis, bet jisai susijęs su kvėpavimu per burną yra. Ir dar... Taip pertraukiau, bet kilo mintis, jeigu kvėpuoja per burną, tai dažniausiai ir valgymas, pats kramtymas sutrinka, todėl tada ir jie skuba tada suvalgyti ir kas būna, liežuvis irgi pasirenka tą pasyvę būseną, neprilaiko maisto prie dantų, nedirba skruostai, ir vienu žodžiu, iščiuožia, tada visas toksai hipotoniškas. Taip, todėl, kad kvėpavimas ir rijimas yra du dažniausiai daromi judesiai. Tai jie treniruoja visą galvą, visus veido raumenis, tiek mimikos, tiek muskulatūrą ir skeletą. Viską. Tai stomatognatinė sistema. Žodžiu, tai va. Tai jeigu vaikas ryja netaisyklingai, kvėpuoja netaisyklingai, tai visa raida ir vyksta netaisyklingai. Bet čia raida, vystymosi raida. Taip, tai čia yra anatominė raida, kad nepagalvotų, kad kaip man kaip logopedui kalbos raida. Ne, tai ir lygiai taip pat ir smegenų vystymasis viskas. Dėl tos hipoksijos nuolatinės tai lėtesnis yra ir protinis vystymasis vaiko. Taip, tai yra gal nepopuliarus pasakymas, bet taip yra iš tikrųjų. Bet dar vienas yra dalykas, kas yra gyvybiškai svarbu, tai oras. Tai oras yra skirtas į kūną patekti per nosį, nes ten nosyje yra siauri kanalai, yra labai geras oro pašildymas, yra labai daug šerelių, viską, už kurio užsikabina dulkės, oras yra pašildomas, mikroorganizmai, daug imuninių ląstelių, tie visi gleivės, viskas, kas sulaiko tą, kas neturėtų patekti į mūsų organizmą. Tai kai jau atveriam tą didįjį jau vamzdį, per kurį turi nepatekti viskas, tai ten oras šaltas eina tiesiai. Sausėja burnos gleivinė, visą laiką yra dirginama gerklė. Koščioja vaikai? Koščia dažniau gal dėl refliukso iš tikrųjų. Ir dėl to. Taip, bet yra tenai. Tai va, ir visą laiką, dėl ko atsiranda visą laiką išburkusios tonzilės, adenoidai, nes jie patenka alergenai visą laiką ir visą laiką vaiko imuninė sistema yra nuostabi. Jinai visą laiką viską reaguoja audringai ir greitai. Dėl to tos tonzilės visos būna išburkusios. Dar labiau uždaro kvėpavimo takus ir dar didesnė hipoksija gaunasi. Kitas dalykas, sausėja burnos gleivinė, natūraliai neveikia seilių buferinės sistemos, dėl to atsiranda didesnė ir ėduonies rizika.
Plus dar, kadangi dantis grūdasi netaisyklingi tarpdančiai ir jeigu jau tas vaikas ir taip nelabai buvo geroj higienoje individualioj burnos, tai dar didesnė rizika ėduonis yra. Ir vienas ėduonis, jeigu atsirado burnoje, tai atsiras ir antras, ir trečias, tai mes tokį užvedam per tą vietą, kur viskas patenka į organizmą, mes jau ją padarom blogą, kad ir toliau viskas važiuotų blogai. Dar vieną noriu klausimą paliesti, tai išmuštas dantis. Vaikai yra vaikai, jie Taip. Žaidžia aktyvius žaidimus ir dabar ką daryti, jeigu išsimušė pieninį dantį ir ką daryti, jeigu jau 10-metis koks nuolatinį dantį. Jeigu išsimušė pieninį dantį, tai reikia įdėti tą dantį į maišelį ir padėti po pagalbę vakare. Viskas. Taip. Laukti burtininko, fėjus. Priklausomai nuo vaiko amžiaus arba jeigu yra abejonė, ar tas dantis visas iškrito, o gal nulūžo, ar nepažįsti kiti audiniai ar dantis aplinkui, tai jau nuslūgus patinimui, nusiraminus vaikui būtų tikrai tikslinga gydytojo odontologui pasirodyti. Aš, kadangi turiu tokį, pakankamai glaudų ryšį su savo pacientais, tai aš vis laik prašau, kada jau galėsit, nufotografuokit viską ir atsiųskit man, nes mano pacientai žino, kad į traumas reikia reaguoti ūmiai, kad ir kokia tai būtų trauma, nesvarbu, ar dantis išmuštas, ar ten antakis prakirstas, ar kažkas. Tai va, jeigu yra nuolatiniai jau dantis, tai tokiu atveju irgi būtina yra, net ir jeigu po traumos atrodo, kad viskas gerai, ar nuskilo labai labai mažas gabaliukas, tai mes matom, kad nuskilo mažas, bet nematom gal iš kitos pusės, ten ir daugiau. Tai yra būtinas odontologo dėmesys šitam atvejui, todėl kad vienas dalykas būtinas yra sekimas rentgenologinis, todėl kad dantį galima išmušti, jisai gali nepakeisti nei padėties, nei spalvos, net ir labai neskaudėti. Neiškristi gali. Taip, tiesiog gali išnarinti. Tai yra išnarinimas, net neįstrigimas, pamušimas, toks, kaip, ten iš kokio batuto šoko trinktelėjo su dantim. Sakykime, kaip ranka nusilaužiai, tai čia nusilaužiai nuo šaknies. Nebūtinai, ne, jisai lieka burnoje visiškai lygiai toks pat, gal ten paskaudėjo 2 dienas ir praėjo. Tai tokiu atveju būtina yra irgi pasirodyti, padaryti iš karto rentgenogramas ir jas kartoti iš pradžių kas mėnesį, paskui rečiau. Ir tikrai labai dažnai būna pasitaiko, kad ir tokių dantų, pavyzdžiui, po kelių metų atsiranda kažkoks uždegimo židinys. Tai yra nuolatinis sekimas. Jeigu jau į dantį kaliai kažkur, tai jau, nors jau ten, jeigu ne kas kelis mėnesius, kas pusę metų ar kas metus, būtina iki pat, kol tas dantis yra burnoje, jį ir sekti. O jeigu jis iš burnos išlėkė? Jeigu jis išlėkė iš burnos, tai ir jisai ten, pavyzdžiui, išlėkė išvariai kur nors, tai reikia kišti atgal į burną. Bet taip atrodo labai, kad yra čia paprasta, iš tikrųjų atgal dantį alveolę įsodinti yra tikrai labai sunku, tai kitas dalykas, tai labai ir skauda. Tai ką tada tokiu atveju patariam, tai arba tą dantį, jeigu turite vėlgi, ką visą laiką mažų vaikų turint, ir didesnių reikia turėti, tai glaudų ryšį su odontologu, kuriam tu galėsi paskambinti ir jeigu ne jis, tai jisai ras, kur tave padėti, tai tada staigiai reaguoti, kiekviena minutė yra svarbi tokia atveju, jeigu čia mes norim turėti tą dantį, jeigu nenorim, tai ne tada. Tai tada tokia atveju tą dantį galima dėti arba už skruosto. Jeigu rasti į savo seilės, ar ne? Jį rasti, tada dėti už skruosto ir iškart važiuoti pas daktarą. Jeigu, bet, sakau, čia yra tiesiog minučių svarbumas. Arba, pavyzdžiui, tada tą dantį galima dėti pieną. Šitą skaičiu. Galima dėti į kontaktinių lęšių skystį, tik netinka tas superoksidų burbuliuojantis. Tai arba galima, tiesiog, jeigu jau niekur neturi kur dėti, tai tiesiog neplauti jokių būdų, negramdyti jokių krūjų nuo jo, nieko nedaryti. Tiesiog kaip nors švariai ir kuo greičiau nešti. Bet šiaip geriausiai seilės. Galim prispjaudyti seilių, galų galiai kokį maišelį ir įdėti tą dantį, kad jisai būtų dregnai. Ir čia jau turi būti reaguojama, ten, sakau, net ne per valandas, o per minutės į šitą situaciją. Jeigu dantis labai juda, tai tada išsižiojus nieko nedaryti ir važiuoti pas daktarą. Jeigu danties yra daug nuskelta, nesvarbu, matos tenai, ar ten nervas atviras ar neatviras, irgi skubiai nieko nevalgyti, negerti. Galima nuo skausmo vaistų tabletę išgerti ir važiuoti pas gydytoją. Nes tikrai yra traumų atveju tokių, kai nereikia net to danties devitalizuoti, nereikia to liaudiškai vadinamai įtraukti nervo ir plombuoti šaknies, kai jauniems žmonėms ypatingai su gera kraujotaka galima išsaugoti tos dantis ir šinuoti ir viską. Tai tas dantis priauga?
Ne, tai aš čia kalbu, jeigu, pavyzdžiui, nulūžo pusę danties. Ir vat jau matos kraujas raudonas iš danties, kad jau ten jau ta dalis, kur jau būna, kai labai labai skauda. Tai tikrai yra dabar daugybė priemonių biosuderinamų, kurios yra prieinamos, visi jas turi kabinetuose ir tikrai galim panaudoti ir nebūtina jau ten to radikalaus gydymo yra taikyti. Jeigu yra sureaguojama laiku ir nėra infekuojamas tas dantis. Tai va, ir jeigu jau jums pasakė daktaras, kuris jumis priėmė, kad ateikite už 2 savaičių rengeną pasidaryti, už mėnesio, už 2, aš turiu dabar savo praktikoje 2 vaikus, kuriem tik tai išdygo priekiniai dantis ir iškart su paspirtukais jie tenai tais triukiniais važinėdami tos dantis išsimušė. Tai jie žino, gauna žinutę visą laiką kiekvieną mėnesį ir eina tų dantų persišvesti. Ir ten, pavyzdžiui, vienam vaikui dantis nulūžo iki vidurio šaknies. Tai atrodo, nu jau viskas. Bet mes kartu su kita gydytoja iš Kauno, kuri yra endodontologijos specialistė, kartu tą atvejį prižiūrimis, jie pas mane ateina pasitikrinti, mes su juo susiskambinam, susisiunčiam nuotraukom ir tas vaikas turi dantį. Nu, kaip faina. Tai va, tai žodžiu, tai tokie, tai labai klausyti, ką sako, viską daryti. Dar toks irgi patarimas nuoširdus, nes vis tiek jūs, čia visa mūsų auditorija tikriausiai yra tavo pacientai pagrindė, pažįstami, na, šitas regionas. Tai kad ir kaip būtų gaila, pas mus Klaipėdoje tikrai ligoninėse pirmos pagalbos danties išmušimo atveju gauti yra labai sunku. Tai jeigu jau taip atsitiko, vasara artėja, tai skambinti iš karto tada vaiko sodinti mašiną ir lėkti Kauno klinikas. Į vaikų skyrių. Nes tenais yra ir vaikų skyrius, ir yra ir ortodontijos klinika šalia, ir jie tikrai žinos, ką daryti, ir tada būsit nuvesti pas visus reikiamus specialistus. Ir tikrai ne vieną tokį atvejį esu turėjusi, kur ar pati būna suteikiu pirmą pagalbą vasarą ir aš kartais atostogauju, tai pasiskambinu, sakau, staigiai sėdate į mašiną ir važiuoti, tai yra 2 valandas kelio. Net su autobusu, iš autobusų stoties nuvažiuoti tikrai verta. Ir ką, tada į gyvą eilę atsisėdi ir lauki pagalbos ir viskas. Na ką, aš galvoju, kad mes čia dar galėtumėm kalbėti ir kalbėti, yra temų labai daug, gal dar ir susitiksim po kažkiek tai laiko, žinau, kad tu esi irgi užsiėmusi, tai labai tau ačiū, o mūsų auditorijai, mano mėliems žiūrovams, noriu priminti, kad man labai svarbi jūsų nuomonė, jūs galite komentaruose rašyti klausimus, aš tikrai perduosiu ir manau, Ieva atsakys turėdama laiko, jeigu kažkokiu, arba galite pasiūlyti temų, ką dar galėtumėm pagvildenti, gal gyvenime savo susidūrėte su kažkom tai šią tokią gerą natą ir baigiam. Ačiū, kad žiūrėjot, paspauskite laiką ir viso geriausio. Ir valykite dantis.